draugai, bičiuliai, kolegos, bendražygiai ir mano visi mylimieji. Buvo sunku išsirinkti temą. Aš iki paskutinio momento vis niekaip negalėjau sugalvoti, dar su Benu kalbėjom prieš savaitę. Nežinau, ką sakysiu, svarbiausia užsirašiau, ką nors sugalvosiu. Ir paskui kilo tokia labai paprasta mintis. Praeitą Toastmasterių susitikimą aš pasikviečiau savo draugus, jie buvo pirmą kartą Toastmasterių susirinkime. Ir sėdom į mašiną, aišku, dalinomės emocijomis. Ir Virginija manęs klausė, nu gerai, bet ką tu gauni tuose Toastmasteriuose, nu ko tu trūksta, nu ko tu nežinai. Ir šitą klausimą, nu nenoriu aš tavęs įžeisti, maldauju, atleiskit, nu čia tokia jau man kalbos dalis. Iš tikrųjų, šitą klausimą man labai dažnai užduoda draugai, mamos, giminės, bendradarbiai. Nu ką tu ten gauni? Nebūtinai Toastmasteriuose, aš einu kažkokius būrelius, klubus, jogus, visokius ten užsiėmimus. Kur tik ten einu direktorių susirinkimus, vis toks direktorių klubas dar. Ką tau tas duoda? Tai kaip ir man nieko nereikia. Ir iš tikrųjų, per sekundę aš negaliu atsakyti šitą klausimą. Ir žinot, kodėl aš Toastmasteriuose? Kodėl gandai tu čia nai? Pasakysiu. Jeigu tu atvirai man nieko neduoda, bet vis vaikšto jau antrus metus. Dar vieną sieniečio paklausiu. Vladai. Nu ką tu čia tik nekelis? Ką? O. Aš atsakiau šitą klausimą šitaip. Aš atėjau pirmą kartą ir įsimylėjau į šitą klubą. Įsimylėjau žmonės, taip kaip jie vienas su kitu bendrauja, taip kaip jie draugauja, kaip jie tobulėja ir netobulėja, kaip jie klumpa, kaip jie keliasi, kaip jie pasako gerą ir prastą kalbą ir šypsosi, truputį nusivyliau. Ir visas man tas taip patiko. Ir žinot, kai įsimyli, jau nebekyla klausimų, nu ką tu čia veiki? Kai tu įsimyli, nori būti su tai žmonėms, su kuriuos myli. Nupiešiau čia va tokį piešinį. Tada traukėlę. Neišsiskleidusi žiedą. Matote, ne visi. Ir ko šitam žiedui trūksta? Ko trūksta šitai gėlė? Jinai neišsiskleidusi gėlė. Ar jai ko nors trūksta? Žiedą. Žiedas yra truputį, bet neišsiskleidė žiedą. Šaknu? Nieko netrūksta. Jai nieko netrūksta. Jai nieko netrūksta. Jinai yra žiedas. Ir jos ateitis yra virsti prasiskleidusių žiedų. Gražių žiedų. Ane? Tai ko mes čia susirinkom? Virsti tais gražiais žiedais. Ir žinot, vienintelis būdas virsti tuo gražiuoju žiedu, tai neieškoti ir neklausinėti, ką mes galime gauti, o ieškoti būdų, ką mes galime atiduoti. Iš tikrųjų, žmogaus paskirtis kosminė yra atiduoti tai, ką turi. Viskas susiję, tarpusavio santykiai, visi kosminiai ryšiai susiję atidavimu energijos kitam. Aš turiu energiją atiduotų kitam. Saulė nebūtų saulė, jeigu jinai neatiduotų savo energijos planetoms. Planetos vėl sukasi tam tikrais dėsniais, jeigu viena nedarytų to, nebūtų kito. Tai kalbėti apie gavimą kažką tai iš kažkur, tai yra iš tikrųjų klaidinga. Niekados, ką bedarytume, tai einat į pasimatymą, ar bet ką. Į tualetą einat. Negalvokit, ką gausit iš to. Galvokit, ką atiduosit. Ir labai gerai viskas pavyks. Čia toks paukštelis. Vienintelė vieta, jeigu jums kažko trūksta, jeigu jūs esat nusiminę, jeigu jūs dabar liūdėsi, vienintelė vieta, kur jūs kažką galite gauti, yra jūsų vidus. Kai jums liūdna, užsimerkite, atsisėskite ramiai ir pradėkite kalbėti patys su savimi. Ir ten jūsų viduje
yra pats geriausias patarėjas, pats geriausias jūsų rėmėjas, nuoširdžiausias draugas, meilužis, kas tik nori. Ten jūs gausit visus atsakymus. Ką aš dar jums noriu pasakyti? Mano mylėjai, meilužiai, mylėjai, draugai, kolegos, mano žydai. Jeigu jūs atėjote čia, mes esame visi kartu, tai jūs supratote, kad jūs viduj turite didelę turtą. Jūs esate karaliai, jūs tą suvokėte ir todėl jūs esate čia. Nei vieno nėra čia žmogaus, kuris nenorėtų kažko pasidalinti. Jūs čia esate, nes nori pasidalinti. Jūs suvokėt, kad turit kažkokį viduj potencialą, kažkokią savybę, kažkokią žinią, kažkokį tai dalyką, ką turite atiduoti kitiems. Dėl to jūs čia. Jeigu jūs nesuvokėt šito, nežinotumėt, nesuvoktumėt, jūs sėdėtumėt namie ir depresuotumėt. Bet ne, jūs kažkokia vidinė jėga traukia išeiti iš namų ir dalintis tuo, ką jūs turite. Ačiū Jums už tai.